Tai labas, Rima. Labas. Tai šiandien mes susitikom vėl su Rima, nes praeitas video surinko daugiausiai peržiūrų. Ir 10 000 žmonių susidomėjo, kaip gauti tos 30 000 eurų, ar ten 32 000 eurų. Jo? 32, jo. Kaip gauti 32 000 eurų paramom. Ir šiandieną sužinosite, kaip tai padaryti lengvai, be pastangų, greitai ir tikrai gauti šitos pinigus. Ir jeigu žiūrėsit šitą video iki galo, tai pabaigoje sužinosit, kaip tai padaryti. Rima jums papasakos. Išduosiu visas paslaptis iki smulkmenų. Pamatysit, bus naudinga. Tai šiandien pakalbėsim apie iššūkius, su kuriais susiduria žmonės, kurie nori pradėti savo verslą, apie tai, kaip atrodo pati paraiška, kaip padaryti sąmatą ir apie tai, kokios sėkmės istorijos yra tų žmonių, kurie jau pagaliau praėjo 3 metai, gavo tą paramą, išnaudoja ir kaip sekasi jų verslams. Tai nuo to ir pradedam. Nuo to ir pradedam. Tai gal pirmiausia, aš norėčiau dar tiems, kas visiškai nieko nežino apie užimtumo tarnybos paramą verslo kūrimui, pristatyti, kas tai yra per produktas, kas tai yra per projektas. Ir tai čia yra galima gauti paramą verslo kūrimui. Tai jau atskleidžia, kad verslas turi būti naujai kūriamas. Tai gali fizinis asmuo pretenduoti ir gauti 32 000 dotaciją. Tai reiškia, kad jinai yra negrąžintina, jeigu viskas įvyksta paskui pagal įsipareigojimus. Tai va, tiesiog gauni, įsigyji priemonės ir gali pradėti savo verslą. Tai yra nuostabi galimybė, kurios ilgai prieš tai nebuvo Lietuvoje ir jinai gali greitai pasibaigti. Tai dėl to yra labai svarbu nepražiopsoti šios progos ir tiesiog domėtis ir daryti, kol tokia yra. Mes Finansiškai raštingi kanale kalbam dažnai apie investavimą, apie finansų teisingą valdymą, apie pinigų psichologiją, apie papildomas pajamas. Ir kai su žmonėm bendraujam ir asmeninėse konsultacijose dažnai klausia, kaip žmonės turi norą pradėti savo verslą, turi turėti savo pinigų, savo idėją įgyvendinti, realizuoti. Ne? Tai klausimas tau, kas yra tie verslai, kurie gali gauti šitą paramą, ne? Ir kam jinai yra išmokama. Ar aš galiu ten, nežinau, nusipirkti kėdes, ar ten galiu ten sumokėti reklamą, ten prareklamuoti, nežinau, telefoną savo ar dar kažką hipotetinį. Tai kas tie verslai, kurie gali gauti tą paramą? Tai parama yra skirta tiesioginiams darbo priemonėms įsigyti. Tai ten tarkim, jeigu aš noriu būti grafikos dizaineris, aš galiu įsigyti kompiuterį, stalo, kėdę ir programinės įrangos licenzijas arba pačią programinę įrangą, jeigu ją galima yra įsigyti. Tai reiškia, kad aš gaunu viską, ko man reikia, kad galėčiau vykdyti savo tiesioginės funkcijas, tai reiškia daryti grafinius dizainus. Kaip pavyzdys. Tada kitas pavyzdys, jeigu aš noriu pjauti metalą arba medieną, tai aš būsiu greičiausiai metalo arba medienos staklių operatorius ir galėsiu įsigyti stakles, tai va tiesioginiai funkcijai atlikti. Jeigu aš noriu įsigyti filmavimo įrangą, tai ten, tarkim, kameras, kompiuterį, telefoną, apšvietimą, kaip ir čia stovi mikrofonus, arba įsirengti ir pačią studiją, tai galiu gauti būtent šiai įrangai ir tada aš būsiu garso ir vaizdo operatorius. Mes būtiškai sakom filmuotas, bet čia iš tikrųjų yra garso ir vaizdo operatorius. Oh my god, kur buvai prieš metus, kai mes įrenginėjom šitą studiją? Aš net baisu man pagalvoti, kiek man čia pinigų kainavo. Kameros, visi tie atributai, viskas. Atributams gal nelabai, nes tai netiesiogiai yra susiję, bet tai pagrindiniai technikai tai tikrai yra galima gauti. Ir yra aibė sėkmingų pavyzdžių, netgi ir šiandien vieną filmavimo įmonę mes tikrai parodysim, kuri yra žiauriai sėkminga ir net su Porsche bendradarbiauja. Tai gaunasi taip, kad metalo pjaustinėtojas, visokios operatoriai, aptariam taip, o kas negali gauti tos paramos? Yra tokių? Yra. Tai yra sezoninės veiklos. Ten, pavyzdžiui, jeigu aš noriu būti ūkininkas, ne? Ūkininkai turi savo paramas. Okay. Tai jie iš šitą negali pretenduoti. Jeigu aš noriu vasarą auginti braškes, tai man sakys ne. Tai yra sezoninis laikinas darbas, dėl to pretenduoti yra negalima. Ir šiaip, kiekvieno darbo vietą paraiškoje reikia pagrįsti, kad jinai nėra sezoninė ir pačioje paraiškoje net ir pažymėti, kad tai nėra sezoninė veikla.
Tai va, taip pat yra negalima gauti reklamai, darbo užmokesčiui, nuomai padengti ir visoms kitoms išlaidoms. Galima tik tais darbo priemonėms ir iki 50% remontui. Tai reiškia pačios vietos, studijos, darbo vietos suremontavimui, kur aš vykdysiu tą veiklą. O, nice. Nu tai gerai, tai parodyk, kam ten taip visai gerai pasisekė, 3 metus jau turėjo paramą ir kokius turi rezultatus ir kaip toliau einasi tas verslas. Tai kaip pavyzdys, Kolibrio filmai yra gavę paramą įrangai įsigyti ir jie sėkmingai vykdo savo veiklą. Turi tokių klientų kaip Žmonės, Porsche'as, Red Bull'is, LRT, Go Vilnius. Nu, žodžiu, bendradarbiauja su tikrai sėkmingomis Ką jie daro? Įmonėmis. Jie filmuoja reklamas, bet jau tokias high-endinės. Tai reiškia, kad jų kokybė yra tikrai aukšta. Tai jie yra kūrybingi, iniciatyvūs, kiek pastebėjau, jokios diskriminacijos ar seksizmo, ten yra daugiau vaikinukų ir jie tokie draugeliai, nu žodžiu, pas juos geras vaibas. Tai žodžiu, jie pasiėmė paramą, prisipirko savo įrangos ir pradėjo filmuoti. Tai turėjo idėją, turėjo šitą, bet pinigų neturėjo filmavimui. Teisingai? Jau kažkiek turėjo, nes bet kokiu atveju einant į paramą, tai dalį tu turi turėti savo nuosavų lėšų. Nebus taip, kad aš ateinu, gaunu ir jau viskas, man čia viskam užteks. Čia yra darbo priemonės. Taip, nėra, tai reiškia, ar aš teisingai suprantu, kad nėra taip, kad tu sėdi ten, nežinau, prie teliko, žiūri teliką ir ten pamatai reklamą kokią nors, ne, kad gali gauti 30 000, pasižiūri banko sąskaitoje, pas tave nulis banko sąskaitoje, 3 štukų galiu gauti. Paskambinė, neturi nei kompetencijų, nei žinių, nei turi gal kažkokią idėją, kad aš čia kažką tai pardavinėsiu ir man čia daug pinigai kris. Nepakanka to, reikia turėti kažką tai ir savo, kaip aš suprantu. Jo, reikia turėti tų nuosavų lėšų, neužteks sakyti, alio, užimtumo tarnybą atvarau, pasimbarkį tiesiog. Pradėsiu biznį, ne? Nusprendžiau biznį pradėti. Nes manęs irgi būna klasė, sako, tai kaip čia lengvai pasimti, sakau, užsidėti kaukę į užimtumo tarnybą, sakai, duodat pinigus, viskas. Čia ne finansinis patarimas. Ne finansinis, čia jokauju. Gerai, tai kas dar pas mus yra? Dar kažkokia... Taip, toliau. Kitas pavyzdys yra įmonė VR Pojūčiai, kurių savininkai yra Roberta iš Klaipėdos. Tai jie įsigijo VR akinius, kompiuterius, programinę įrangą, kaip pavyzdys, ir sėkmingai įgyvendino šitą projektą ir dabar jau persikėlė iš Herkaus Manto gatvės į Baltijos prospektą, kur dabar, jeigu teisingai pasakysiu, jų patalpos yra apie 160 kvadratinių metrų. Tai jie tikrai sėkmingai išsiplėtė. Bet patalpų nuomom negalioja, ne? Negalioja. Tai reiškia, jie jau uždirbo pinigų tiek, kad gali sau leisti prasididinti patalpas. Taip. Ir organizuoja visokius ir gimtadienius, bernvakarius. Šiaip galima pas juos ateiti pažaisti komandiškai su VR. Ir, nu, žodžiu, tai yra nuostabi patirtis ir jinai dar plečia savo įmonę, dabar eina į kitą projektą, kur bandys sukurti savo žaidimą jau VR. Tai žodžiu, ta užimtumo tarnybos parama padėjo žmogui realizuoti savo viziją, savo idėją, gauti pinigų ir įdomu, kaip būtų jos gyvenimas, jeigu ji nebūtų turėjusi tos galimybės, ne, gauti tos paramos, iš kur būtų turbūt skolinusis ir taip toliau. Turbūt būtų pasiskolinus, negaliu tiksliai atsakyti, bet jinai buvo tikrai labai suinteresuota į šitą paramą ir jai labai sėkmingai sekėsi ir toliau, žodžiu, plečiasi ir važiuoja į kitas paramas. Nu ir liuks. Tai čia buvo kelios sėkmės istorijos, kur žmonės tiesiog realizavo savo svajonį ir savo hobius, gavo pinigų, bet prieš realizuojant, kaip jau mes prieš tai kalbėjom, reikia turėti tam tikrą savų lėšų, ne? Nes reikia mokėti suvokti, kaip elgtis teisingai su pinigais, kad versle nepridaryti kažkokių nesąmonių. Ko apskritai reikėtų žmogui, ką jisai turėtų įsivertinti prieš nuspręsdamas, kad gali kreiptis paramos ir realizuoti savo kažkokią tai idėją ir mintį? Tai pirmiausia, jam reiktų susidaryti verslo planą ant A4 formato, bent jau
tą minimalų, pasiskaičiuoti finansinės prognozes. Tai reiškia pasižiūrėti, kiek man reikia pinigų iš tikrųjų, kiek aš galėsiu potencialiai padaryti pajamų ateityje. Ir šitoje vietoje, tai yra minimalus verslo planas ir tai yra privaloma pasidaryti, jeigu mano kompetencija tenais nėra aukščiausiame lygyje. Jeigu yra aukščiausiame lygyje, nes, pavyzdžiui, yra klientų kaip suvirintojas vienas, jisai jau 20 metų dirbo suvirintojų, samdomų darbuotojų, sako, mane skambina ir sako, mane užkniso tam samdomam darbė, ten man tai neišmoka, neįvertinamo darbo iki galo, čia sako, aš noriu eiti dirbti savo. Turiu, sako, mane pažįsta, mane žino, tai jo kompetencija yra labai aukšta, pasiėmė paramą, įsisteigė darbo vietą ir sėkmingai savo darbuojasi Mažeikių rajone. O kas bus, jeigu žmogus, hipotetiškai turi galbūt kažkokią idėją, bet jisai nemoka valdyti, mes kaip apie finansinį raštingumą kalbam, asmeninių finansų. Jis gyvena nuo algos iki algos, jisai galvoja, dabar čia man Dievo mana, nukristi pinigai ir aš stebuklingų būdų savo pinigų nemoku valdyti, bet verslą aš sugebėsiu valdyti. Tai yra tokia hipotezė, kad gal tai bus, bet iš tikrųjų reiktų pradėti nuo savo asmeninių finansų valdymo, nes kaip aš turėsiu nuosavų lėšų, jeigu aš negalėsiu susitaupyti bent truputėlį to verslo pradžiai. Ir tai paskui ir versle bus tas pats, kad aš gausiu tas pajamas, viską ištaškysiu, o iš ko man aukti, iš ko man dabar leisti reklamą, iš ko išmokėti kitiems, ten, pavyzdžiui, jeigu norėsiu samdyti žmogų, tai iš ko aš jam saldainiais atsiskaitysiu, kom. Taip ir įvyksta tie bankrotai. Tai asmeninių finansų valdymas, jisai yra privalomas, tai turėti bent pagrindinius tos pagrindus, bazę, kaip aš juos tvarkausi, žinoti, iš kur aš juos gaunu, kur aš juos išleidžiu ir kaip aš juos taupau ir kaip aš juos didinu, kaip, pavyzdžiui, investuoju. Taip. Tai žiūrėkite, jeigu jūs jau turite idėją, viziją ir norite realizuoti ir gauti paramą, paimti pinigų, pasižiūrėkite, kaip jūs elgiatės su tais pinigais, kuriuos jūs turite. Kokie jūsų yra rezervai. Rezervus sukaupti galite, tai yra nesudėtinga, tiesiog reikia išleisti mažiau negu raštingumą. Tai be finansinio raštingumo, ko dar reikia žmogui, kuris nuspręs, kad keliausiu, darysiu savo verslą ir panašiai. Tai viena kompetencija, tai, pavyzdžiui, gebėti daryti kažkokį amatą. Čia šitam projektui jam užtenka amato. Tai, pavyzdžiui, suvirinimas, automobilių remontas, ta pati fotografija, kirpėja, čia kosmetologija, kosmetikė, visur, kur yra amatas, apdaila ir panašiai. Arba, jeigu aš tikrai noriu užauginti verslą, tai tada šiuo laikiniai visuomeniai ir Kilo Health'as irgi tai yra jau patvirtinęs mūsų vienas didžiausias startuolių, kad realiai žmogus turi gebėti kuo greičiau išmokti naujus dalykus. Tai reiškia, kad prisitaikyti prie esamos situacijos tiesiog. Ir kai kurios kompetencijos, ten pavyzdžiui, aš turiu daug žinių marketingė, jos tampa nebe tokios aktualios verslo savininkui. Yra svarbiausia mokėti greitai mokytis ir greitai prisitaikyti, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ok, tai ir turbūt reikia mokėti dar tvarkyti, bent jau suvokti finansus įmonės, mokėti, skaičiuoti, apskaičiuoti verslo pajamas, ir sakai, parodysi, kaip atrodo samata. Taip. Kaip, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu tą verslą savo susikurti ir gauti, tai man reikia pirmą paskaičiuoti, ką aš noriu įsigyti. Tai kaip atrodo ta samata, kurią, jeigu žmogus nusprendžia, jam reikės ją užpildyti. Papasakok apie tą samatą. Samata yra visi skaičiavimai vienoje vietoje. Tai reiškia, kaip pavyzdys, kiekvienai darbo priemonė yra reikalingi 3 skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai, su skirtingomis kainomis. Yra išvedamas bendras vidurkis, kiekvienos darbo priemonės atskirai ir paskui bendras visos samatos vidurkis. Yra paskaičiuojama, kokia bus paramos dalis ir kokia bus nuosavų lėšų dalis. Arba jeigu yra tik parama, tai kokia yra tik paramos dalis kiekvienai darbo priemoniai. Tai kaip pavyzdys, dabar matote filmuotojo darbo vietos, tai garso ir vaizdo operatoriaus darbo vietos samatą ir galima yra pasižiūrėti, ką čia pirko. Tai buvo
filmavimo kameros komplektas, dronas, fokusavimo sistema. Žodžiu, čia pasidaug pridėta ir 30 000 eurų bendrai. Ir jisai, kadangi čia buvo 24 metų rugsėjo, tai pretendavo į maksimumą paramos, tai 28 000 ir prisidėjo 4 000 nuosavų lėšų, kad gautų papildomų konkursinių balų. Bet jisai neblogai technikos jau čia savo pasirūpino, matosi. Nu, čia jau realiai yra pro lygyje. Bet įsivaizduojate, 30 000 eurų žmogų reikėtų savam iš savų lėšų sumokėti, čia dabar gali gauti. Wow, ir dar jo išsirinkta pati technika, jinai buvo iš tų brangesnių, tai reiškia, kur techniniai parametrai jie yra geresni, kur ilgiau filmuoja, geresnė raiška, skirtingi objektyvai ir taip toliau. Nu, žodžiu, tai tos sąlygos sudarytos darbui jam duoda didelį konkurencingumą prieš kitus profesionalus, kurie neturi tiesiog tiek įrangos, nes negebėjo įsigyti savarankiškai. Tai žmogus gavo tos 32 000 eurų, užsipirko savo technikos, laimingas su šypsena. Pataisysiu, jis gavo 28, prisidėjo 4 000. Nu, 28 gavo ir su šypsena veidė, laimingas, patenkintas, ne, jisai dabar turi tą, bet jeigu kitas toks žmogus ateina, sako, ir aš noriu taip pat gauti, nuo sekančio, nuo gegužės mėnesio, kaip pavyzdys, gal kažkokie pokyčiai įvyko, ar jam irgi tie patys šansai, ar kažkas keitėsi, kokie dalykai įvyko apskritai? Taip, nuo praeitų metų, nuo 24 metų ir įvyko pokyčiai konkursinio balo skaičiuoklėje. Tai reiškia, kad kaip pavyzdys, anksčiau žmonės, kurie turėjo mažamečių vaikų iki 8 metų, galėjo gauti 10 konkursinių balų. Arba emigrantai, kurie sugrįžo į Lietuvą per paskutinius 12 mėnesių, galėjo gauti 10 konkursinių balų. Dabar dėja jų gauti nebegali. Bet dabar gali gauti už stacionarią darbo vietą. Tai kaip pavyzdys, ne, tai mes galim projektą parengti, kad ta vieta bus tikrai stacionari. Ir bus galima gauti 10 konkursinių balų už tai. Ir prisidėjo daugiau balų už bedarbystę. Jeigu aš esu, tarkim, jeigu tu esi registruotas užimtumo tarnyboje, ten nuo 6 iki 12 mėnesių arba virš 12 mėnesių, galima gauti atitinkamai 5 arba 10 konkursinių balų. O primenu, kad reikia iš viso surinkti 35 konkursinius balus, norint eiti į patį projektą. Tai dėl to juos reikia pasiskaičiuoti. Kiti rekomenduoja skaičiuoti savarankiškai, aš to nerekomenduoju daryti, nes kaip taisyklė, kas skaičiuojasi savarankiškai, sako, aš turiu tiek balų, einu į projektą, viskas, valio. Tada ateina pas tave ir sakau, klausyk, bičiuli, tu čia neturi balų šitoje vietoje, bet tu jas gali gauti iš čia, kaip pavyzdys. Tai palauk, tai iš to, ką tu čia pasakoji, čia man kosmosas atrodo. Čia yra balai, čia nėra, čia tą reikia, čia aną reikia. Tai jeigu aš paprastas žmogus, ne, nes tikėtina, kad aš žinau, kad man duodama parama, ne, kur man ten kažkur eiti konsultuotis, aš galiu pats atsidaryti, turbūt visur visa informacija yra, kurią aš galiu surasti, viešai prieinama. Taip. Aš atsidarau, aš pasižiūriu savo, skiriu 3 mėnesius laiko, kad suprast visus dokumentus, ne, ir viską galiu pats pasidaryti. Logiška? Logiška. Ok, tai gerai, tai jeigu su kokiais iššūkiais aš susidursiu pats darydamasis? Tai va, tai pirminis iššūkis ir yra balų skaičiuoklė ir kritinių kriterijų ir nekritinių kriterijų vertinime, kai tu pats vertini savo. Nes kame esmė, ten yra parašyta taip, kaip parašyta, bet dar yra, ką mes turim omeny savo tam organe, kuris pas mumis neegzistuoja ir iš tikrųjų tarp eilučių tenais yra parašyta dalykų, kur tiesiog išmanydamas įstatymą pilnai, ten viešųjų pirkimų, kitus įstatymus, tik tada gali suprasti pilnai, kas tenais yra parašyta. Nes po praeito video ir buvo, tai kam reikalingas konsultacija, jeigu aš paskambinu į užimtumo tarnybą savarankiškai ir man papasakoja viską, ką reikia daryti. Tik tai labai įdomu, kom baigėsi tiem žmonėm, kurie sako, paskambinu savarankiškai, papasakoju daryti. Nes mano filosofija yra tokia, kad finansus mes visi mokam valdyti. Ne? Žinom, kad išleis mažiau negu uždirbė viskas, bet kaip tai padaryti konkrečiai, kaip skaičiuoti biudžetą, kaip atsidėti, kaip įpročius formuotis ir taip toliau, tam kaip investuoti. Visi žinom, kaip investuoti. Atsidarai ChatGPT, paprašai, jis tau viską papasakos, kaip investuoti. Bet kažkodėl to nedaro žmonės. 95% žmonių Lietuvoje neturi jokios vertybinių popierių sąskaitos. Tai tas pats yra, tai todėl aš rekomenduoju visą laiką pasikonsultuoti su specialistu, su profesionalu. Tai užimtumo tarnybos paramos atveju, tai taip pat verta pasikonsultuoti su profesionalu. Tai jeigu tu kaip profesionalas jau daug kartų tai įrodęs, kur galima tave surasti, kur pas tave galima ateiti pasikonsultuoti ir kaip paprastam žmogui, kad suvokti, ar apskritai jis gali pretenduoti?
Tai svetainėje paromosverslui.lt rasite nuotolinės konsultacijas arba asmeninės konsultacijas, kurias aš kviečiu įsigyti ir su nuolaidos kodu finansiškai raštingi gausite 30% nuolaidą ir šitas kodas jau galios be datos, tai galite tai padaryti bet kada. Ir mes visas nuorodas įdėsime į šio video aprašymą, taip pat jeigu kažkas galvojate, kad galite savo svajonę įsigyvendinti, tai rasite šio video aprašymą. O aš tau, Rima, turiu paskutinį klausimą, kuris yra be galo svarbus. Tai tas klausimas yra toks. Pačioje pradžioje mes žadėjom, kad žmonės gali lengvai, paprastai, be didelių pastangų, gauti tą paramą ir tai dabar mano prašymas tau, kaip tai galim padaryti, ką žmogus turi padaryti, kad jis gautų tą paramą. Tai čia ir yra ta esminė dalis, kur galit daryti ir savarankiškai. Bet tai nebus be pastangų, ar ne? Aš galiu duoti labai fainą pavyzdį. Realus pavyzdys. Atėjo žmogus, kuris nori pirkti stakles. Ir jisai yra vyresnio amžiaus, virš 50 ir nešneka lietuviškai, taip stipriai, ne? Tai kaip jam pasirengti dokumentus biurokratiškai, kai jisai sunkiai šneka lietuviškai. Tai jo sūnus padėjo mūsų komunikacijai, jam užpildėm dokumentus ir viską, pridavėm ir skambinu į užimtumo tarnybą dėl pasikonsultuoti, kaip jam bus su gynimu, nes gynimo metu reikia atsakyti į 5 iš anksto žinomus klausimus ir ponia konsultantė man sako, žiūrėkit, čia negali joks vertėjas dalyvauti, ką jūs čia nusišnekat, jis privalo gintis vienas ir taip toliau ir taip toliau. Ir gerai, aš iš karto jau suprantu, kad tai yra visų pirma konstitucijos pažeidimas, tai yra diskriminacija dėl kalbos, nes negali apriboti žmogaus teisės į paramą tik dėl to, kad jisai negeba iki galo pilnai kalbėti lietuviškai. Čia yra absurdas. Ir mes jam išsikovojom, kad jisai turės gynimo metu vertėją ir tą vertėją apmokės užimtumo tarnybą. Ir dar, kai jau jisai gaus kvietimą, mes jam išsikovosim, kad jo laikas būtų dvigubas. Ne 20 minučių, o 40 minučių, tik dėl to, kad su vertėju viskas gaunasi dvigubai kalbėti. Tai va, tai čia yra puikus pavyzdys, ką reiškia, kai tu vienas eitum ir tau pasakytų, ne, tu negali turėti vertėjo. Viskas, tavo istorija baigta. Ja, man įdomu, kaip tada kurčnebyliams, pavyzdžiui, gintis, jeigu jis nori verslą padaryti, ne? Tai vis dėlto, kaip žmogui lengvai ir paprastai gauti tos 32 000 eurų savo būsimai vizijai ir verslui? Lengviausias būdas iš visų yra užsipildyti pas mane klausimyną, aš su jumis susisieksiu ir padarysiu viską už jūs ir nieko nebereikės galvoti. Tai va šitą gražią natą ir baigiam. Visos nuorodos yra šio video aprašyme, o mes susitiksim kitose video. Sėkmės.